Dieną mūsų laidoje ypatingas svečias, sertifikuotas hipnoterapeutas Vytautas Burdulis. Kalbėsime apie hipnoterapijos galią, kaip ji gali padėti įveikti įvairias baimes, stresą ar net pakeisti įpročius susijusius su finansais. Ar hipnozė tikrai gali pakeisti žmogaus gyvenimą? Ar tai tik mistika, ar moksliškai pagrįsta metodika? Tai jei kada nors svarstėte apie hipnozę, bet turėjote abejonių, ši laida kaip tik yra jums. Pasinerkime į hipnoterapijos pasaulį ir sužinosime, kaip tai veikia iš arti. Taigi, Vytautai, gal trumpai papasakokit apie save ir apie šiandienos jūsų požiūrį į finansus. Ar tai yra svarbu žmogaus gyvenime? Ar tai tiesiog nesvarbu ir turėtumėm džiaugtis, kad esame išvis gyvi? Labas, Eglė. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra finansai, pinigai žmogaus gyvenime. Ir ką čia apie save papasakoti, tai aš gal labiau sakyčiau ne hipnoterapeutas, o pasąmonės meistras, tas, kuris žmogui padeda su pasąmonės programomis susitvarkyti. Nes hipnoterapeutas tai toksai labai apribojantis, sakykime, apibūdinimas yra. Kaip sakant, kai nueinate į ligoninę ir matote visus su baltais chalatais, tai nereiškia, kad jie visi išmano, kaip smegenis operuoti ir panašius dalykus. Tai reikia atitinkamus etapus būti praėjusiam pačiam, kad išmanytų, kaip su žmogum dirbti. Tai va, apie pinigus, tai vienas iš svarbiausių dalykų, kad žmogaus gyvenime turėtų būti. Gal tiesiog pačio požiūris, kaip paminėjote, kad, ta prasme, labai yra svarbu žmogaus gyvenime ir tas klausimas būtų, ar mes turėtumėm džiaugtis, kad iš vis esam gyvi, ar vis dėlto tie finansai yra irgi labai svarbus mūsų gyvenime? Neužtenka tik tai džiaugtis, kad mes esame gyvi. Mes turim duoti kažkokią naudą šitam pasauliu žmonėms. Reiškia, ir pinigai reikalingi yra būtinai, nes kadangi gyvenam materialiam pasaulyje, reikalingi materialūs dalykai, poreikiai, kuriuos reikia uždengti ir pats lengviausias būdas apsikeisti, pavadinkime, energiją arba savo kažkokį atlyginimas vieno už kito paslaugas, tai yra pinigai. Ir čia ir yra labai daug problemų, su kuriom žmonės susiduria, turėdami klaidingus požiūris į pinigus. Ir tai ir verslą įtakoja, ir visas kitas, netgi samdomus darbuotojus lygiai taip pat, kad jie negali keisti darbų, negali keisti profesijų ir panašiai, vien tik dėl klaidingų savo įsitikinimų, kas liečia su pinigais susijęs. Tai labai svarbus ir vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime žmogaus, bet kurio. Pinigai. Tai tokį klausimą užduočiau. Ar hipnoterapija gali padėti žmonėms keisti savo požiūrį į pinigus ir finansus? Taip, hipnoterapijos pagalba galima pakeisti programas pasąmoninės. Tai gal aš tiesiog išvardinsiu, kokios programos yra, aš čia tik užsirašęs esu, kad žmogus suprastų, kokie įsitikinimai, kokios programos yra. Jeigu jūs super duper specialistai, jūs galite pabandyti patys pakeisti savo įsitikinimus, bet aš jums paskaitysiu, kaip tai atrodo, kad jas identifikuoti pirmiausiai, o po to jūs galite bandyti savarankiškai, nors labai sudėtinga yra pakeisti pačiam programos, kadangi žmogus apie jas nelabai žino, kaip ją pakeisti ir tą šaknį nuo kada atsiradę, ją surasti reikia pirmiausia. Tai yra toksai dalykas, kaip pirma programa, tai didelių pinigų baimė. Tai reiškia, žmonės labai įsitikinę, kad yra dideli pinigai, didelis problemos. Po to yra patirti išlaidos baimė. Pinigų neturėjimo baimė. Arba, pavyzdžiui, vaikučiams sakydavo purvini pinigai, kad pamatote pinigus, kažkas tai tokio turiu po rankai ir reikia bėgti iš karto rankas plauti. Ir irgi vaikas daro išvadą, kad jos reikia kuo greičiau atsikratyti. Ir tokiu būdu automatiškai jūsų pasąmonė organizuoja tas situacijas, kad jūs, kaip sakant, nuo tų problemų kuo toliau būtumėte.
Po to yra vadinamas pinigų termostatas, kada žmogus padaro išvadą, kad jam užtenka kažkokios sumos ir paskui ją pakeisti į didesnę sumą yra labai sudėtinga. Pirmiausia, aišku, reikia identifikuoti tas programas, po to jau galima bandyti dirbti su jomis ir pakeisti. Arba po to yra dar toksai labai dažnai žmonės, kurie yra nepasiturintys ir jie pyksta, savo pateisina, savo meluoja, kitaip sakant, reiškia, kad kiti žmonės turi, o jie neturi. Tai toksai įsitikinimas yra, kad pinigus turi tik tai sukčiai, vagys, aferistai ir blogi žmonės. Tai va, jeigu tokio išgirdote frazę kažkada iš savo tėvų, tai greičiausiai jūs nenorėsite, nebūsite to nei sukčium, nei vagim, nei kažkokiu blogu žmogumi. Tai va, automatiškai jūsų pasąmonė sukuria programą, kuri jūs gelbės, saugos nuo to, kad jūs niekada tokiais blogais nebūtumėte. Tai va, čia yra vėl klaidingas įsitikinimas apie pinigus. Ir po to yra dar ne pinigų savaime tokia viena programa, po to nėra pinigų. Bet kokiu atveju žmogus jisai turi kažkiek tai pinigų. Ar netgi tie vadinami skaitmeninis dalykas, kortelės, ne, tai žmogus jisai nečiupinėja grinųjų pinigų ir jisai lygiai taip padaro, tokį, sakykime, atitolsta nuo to dalyko, kad jisai turi pinigus. Ir automatiškai, jeigu yra įsitikinimas, kad nėra pinigų, nors ir jis juos turi, jisai tiesiog jo pasąmonė sukuria su gyvenimu situacijas, kad jisai jų ir neturėtų. Tai reiškia, kažkokius tai poreikius uždengia ir toliau jisai nebegali papildomai jų turėti arba sukaupti, tiesiog jie kažkokiu būdu nepaaiškinamai užtirps, tai išleidžia juos ir nekontroliuoja to. Tai va. Po to yra pinigai gadina žmonės. Tai lygiai tas pats, kad žmonės nenori būti sugadinti, jie vengia to turėti pinigus. Na ir kadangi kreditinės kortelės yra labai patogus dalykas, aš tą neneigiu, kad patogu prieiti ir priglausti, tai žmogus nejaučia, kad jis patiria išlaidas. Tai va tokie dalykai, ką reikėtų pirmiausiai suprasti, kad jūs turite, o po to ar pakeisti įmanoma pačiam. Kai praeini etapus kažkokius, kada žinai, kaip veikia tos pasąmoninės programos, įmanoma kažką pakeisti, galbūt kažkokios kitos praktikos yra, kurios kažkiek tai gali padėti. Nesakau, kad čia hipnoterapijos, sakykime, pagalba, tai yra vienintelis būdas. Gal jūs ten save galite pertikinti, jeigu jūs labai tuo patikėsite ir, žodžiu, dirbsite su to, galbūt ir sugebėsite pakeisti tas programas. Bet lengviausias ir efektyviausias darbas tai yra pakeisti žmogaus sąmonės būseną ir joje, kada praeini tą vadinamą kritinį faktorių arba tą apsauginę programą, kuri neleidžia pakeisti arba priimti, nes įdėti labai lengva, o išimti, pakeisti yra sudėtingiau. Tai va, ir tai dar, jeigu žmogus labai įtikėjęs nuo mažo arba, sakykime, netgi eina iš protėvių tą programą persiduoda, ką liaudyje galima pavadinti prakeiksmu, kad reiškia iš giminės, iš kartos į kartą įsitikinimą eina apie pinigus. Ir jį žmonės sėkmingai vykdo, nors jie sąmoningai ir nebijo ir visą kitą, bet pasąmonė daro savo, daro labai daug procesų. Tai va toks automatizmas yra. Nu ir kadangi, kai pakeitė teisingus įsitikinimus pa žmogų pasąmonė, tai reiškia, kaip jinai prieš tai jūs saugojo, kad jūs neturėtumėte pinigų, tai tokiu būdu, kada jau pakeisti teisingi įsitikinimai, žmogui kuria situacijas, galimybės turėti didesnius pinigus ir pritraukti jo tą vadinamą gerbuvį jo gyvenimą. Yra tada sukuriamos situacijos. Tik tai vėl yra kitos baimės, kurios žmogus kai kada neišnaudoja. Yra baimės, sakykime, kitokios, kad nepasiseks, yra kritikai visokiausi pasąmonė, kurie atitolina vėl kažkokias galimybės žmogus praleidžia. Tai va ties reikėtų irgi kompleksiškai žmogų pradirbti, kad būtų viskas teisingai, ne tik tai vien požiūris į pinigus. Tai yra tik viena iš programų, apie kurias mes šiandien kalbame. O kaip žmogaus amžius, ar turi reikšmę, dirbant su pasąmonė? Kada greičiau pasiekiami rezultatai yra jaunesniam žmogui ar vyresniam, kaip pagal jūsų patirtį? Iš patirties tai galiu pasakyti, kad jauniems žmonėms daug lengviau yra. Ypatingai tie, kurie yra nuo 20 metų, 22,
Tai, kadangi mes dirbam ir su paaugliais, kuriems iš viso labai lengva netgi užsimerkti, kai kuriem nereikia, jie mato tos vaizdinius, tas savo programas lengva jiems pakeisti. Tai kuo jaunesnis žmogus, tuo lengviau jam visą tai padaryti. Kadangi mus čia apie 20-metį programuoja, tai kuo žmogus greičiau supranta, kad jisai išėjęs iš tų mokslų negali kažko pakeisti, tai tuo lengviau jį perprogramuoti. Nes kada ateina žmogus jau virš 50 metų ir vyresnė, tai jiem įsisenėja tos programos, tada su jais dar daugiau darbo reikia, dar sudėtingiau jie. Tai čia sakau, yra vienas toksai rodiklis, pasižiūri į savo piniginę, jeigu esi žmogus apsimokslinis, dirbi ir neturi netgi 1000 eurų savo piniginėje arba sąskaitoje, tai reikia pagalvoti, kaip jūs mokinti esate ir ar tikrai jums nereikia kažko koreguoti savo pasąmonę. Gerai. O kaip vaikystės patirtis ir šeimos įsitikinimai apie pinigus veikia mūsų dabartinę finansinę situaciją? Tai čia tas visas programas, kurias aš išminėjau, tai dažniausiai tai yra iki 7 metukų maždaug, gal netgi iki 6 ar kai kam iki 4 ar 5. Tai labai tas pastebima, kada, sakant, pasąmonė, jinai neturi to filtro, jinai negali atfiltruoti. Sakykime, sąmoningas žmogus jisai atskiria. Čia man šitą informaciją reikalinga, šitą nereikalinga, jisai sugeba ją atfiltruoti. Bet pasąmonė, ta jausmų visų požiūrių, sakykime, tos emocijos, tai jos nesugeba atfiltruoti. Ir ką vaikai girdi, bet visas tas programas, kurias aš išminėjau apie pinigus ypatingai, ką jie girdi, jie padaro iš to išvadą. Sukuriama programa pasąmonė reiškia, kad man reikia saugoti mane nuo tų pinigų, nuo tų kažkokių tai problemų. Ir tada automatiškai žmogui kūriamos situacijos gyvenime. Kažkokios tai. Kadangi, kaip pasakykime, kaip pavyzdį, aš galiu pateikti, įsivaizduokite dabar citriną ir jūs atsikandote ir iš karto automatiškai burnoje kaupiasi sultys. Tai mūsų pasąmonė reaguoja. Lygiai tas pats televizorių žiūrint, žmogus, jo pasąmonė neatskiria, kad tai vyksta ne su juo, kad tai vyksta filme, kad tai vyksta kažkur tai su kitu žmogumi. Tai dėl to daromos po to išvados nelogiškos. Ir visą tai pasąmonė, kadangi laikas neegzistuoja, įtakoja ir šiandien. Nesvarbu, kad nutiko su kūdikiu, su vaiku, su paaugliu, šiandien įtakoja. Ateina žmonės su kažkokiam tai problemom ir jų visos problemos, visos tos nerimos, kažkokios atakos, panikos, visos tos emocijos jos suaktyvėja kažkurio momentu, bet kada pradedi dirbti, jos visada yra vaikystėje, paauglystėje. Dažniausiai tai vaikystėje patirtis. Bet dar įdomiausias dalykas tai yra, kad kai kas tai yra tėvų protėvių patirta. Ir būtent per tą vadinamą kolektyvinę pasąmonę įtakoja žmogų. Jis atrodo, ten tas vadinamas karma, kada žmonės įsivaizduoja arba tiki tuo, kad jie kažkokias turi kaltes išpirkti, tai dažniausiai tai yra jų protėvių kažkokios padarytos, kažkokios, sakykime, klaidos arba patirtys, kurios buvę ir žmogui eina per pasąmonę persiduoda. Ir jis tokiu būdu nesugebėdamas pats sutvarkyti to, nes nenutuokia, dėl ko taip yra, jis vykdo tą programą automatiškai. Tai vyksta automatiniu būdu. Tai jas irgi galima koreguoti. Ir kaip atrodytų tas jau galutinis rezultatas? Išsprendus žmogaus finansinius blokus, finansinius įsitikinimus, pakeitus pasąmoninės programas ir kaip atrodo tas galutinis produktas, kaip žmogus jaučiasi ir kaip atrodo tai iš asmeninės patirties su klientais. Pirmiausia, tai žmogus išeina į gerą savijautą, jisai supranta, būtent nebėra tų tokių įsitikinimų klaidingų. Tai ne tik apie pinigus, bet apskritai
Ten labai dažnai žmonės prieš ateinant, jie būna taip, kad vaikšto į darbą ir jie be sustojimų galvoja, kur dar galima užsidirbti, nes jiems tada trūksta. Ir va tas tokie tas bėgimas, kaip sakant, bėga paskui pinigus ir jų niekaip nepaveja. Tai vad nustoja jie pirmą bėgti, tada automatiškai pas juos jau kažkokios situacijos gyvenimo kurias jie turėtų irgi nepraleisti, ten susidėlioja taip, kad tinkami žmonės, tinkamos situacijos, ką labai dažnai tie vadinami biedni iš pradžių galvoja, kad jiem kažką pradėti, tai reikia turėti didelės sumas pinigų. Tai viskas atvirkščiai yra. Tada susidėlioja teisingas pasąmoninės programos, žmogui pirmiausiai kyla idėjos, tada pas jį atsiranda galimybės. Atsiranda tie tinkami žmonės, jisai nebijo kažkokią ir paskolą paimti, jeigu jisai verslą ketina daryti. Nu, bet dažniausiai tai su tom vaikiškom programom, tai dar paminėkim, kad kadangi iki 4-6 metukų užstringa emocijos, tai žmogus dėl to jisai ir bijo ir nesiryžta, ir tie vidiniai kritikai, va ten girdi savo mintis įvairiausias, kurios jam sako, tau nepavyks, kad ten žmonės, kaip tik vakar turėjau vieną pokalbį su moterim, kuris sako, ketinu ten vieną ir kitą verslą pradėti, bet pat yra, sako, aš ten pradedu pamastyti ir man iš karto pareina, tau čia nepavyks, ten tau daug konkurencijos, visokiausių tokių kritikų, kuris iš karto žmogų pagražina. Tai va štai ir yra tos programos, kurios sukurtos iš vaikystės. Ir kol jų nepradirbi, lygiai tas pats, neužtenka tik tai pinigų bloką pradirbi, pinigų baimė. Tai yra dar daug kitų įsitikinimų, kurie įtakoja šitą gerbūvį žmogaus. Tai va, kai šitos dalykus pataisai, tada žmogus jaučiasi pirmiausiai gerai, jisai nustoja bėgti, tada su suaugusio emocijomis nebepanikuoja, nebebijo kažko, tai jisai gali daryti kažkokius tai veiksmus. Man tas pats, kad jisai nepatiria kažkokio streso, jeigu jisai eina kažkokią netgi paskolą, paimti į banką, jeigu jisai ketina investuoti ir uždirbti. Aišku, visur reikia išanalizuoti rinką, pažiūrėti, ar verta ten kažką tai daryti. Ne tik tai griebti, nes duoda paskolą. Tai reikia pramastyti, ar tikrai paklausyti tą prekę arba tas visas daiktas, kurį ketina daryti. Nes labai daugelis netgi tos verslus pradėję su tom vaikiškom savo emocijom, su savo vaikiškom patirtim baimėm, jie tiesiog sunaikina savo verslą, padirbę per keletą metų. Tai dažniausiai ten iki 6-7 metų kiaupos užtrunka, todėl dažniausiai ten paskui reikia bankrutuoti įmonę ir pradėti kitą verslą bandyti, nes niekas nesigauna. Tai va čia tas pats ir yra, dėl tų pačių pinigų baimių ir kitų įsitikinimų. Jos pakoregavus gali žmogus būti labai sėkmingas, gali būti. Tai nebus, kad sprakt ir po seansų jisai milijonierius, jisai turės daryti veiksmus ir iš to palaipsniui dirbdamas galės jau visai kitais nustatymais, kitokiam galimybėm daryti savo tą veiklą, ką jis ten darys. Arba tiesiog sėkmingai ramiai sėdėti samdomam darbe. Netgi tada gali ir tas samdytas darbuotojas susirasti geriau apmokamą darbą. Nes jo pasitikėjimas bus atitinkamų lygių, jisai tada ryšės eiti, parašyti tą darbdavio savo darbą, jeigu jisai išmanys tą darbą, jam automatiškai pakels atlyginimą. Tai tokie dalykai irgi yra. Ne visi bėga į verslus, kai kurie lieka pasisamdomuose darbuose, jeigu jiems tenkina tas pavyzdys ten padėti žmonėm kažkokiai veikloje, ar tai medicinos sistema, bet ko. Tiesiog lieka ir toliau tam darbė, nes tiek. Čia visiškai negaliu žinoti, kaip žmogui, ką jisai mėgsta ir ką jis nori. Labai gerai paminėjot, kad būtent pagrindinės 2 baimės yra dėl, tarkim, kuriant verslą, tai yra, kad konkurencija didelė ir reikia daug pinigų. Tai praktiškai visi turi šitas pasąmoninės programas ir šitos įsitikinimus. Taip? Taip, ta konkurencija taip pat yra tokia programa, kurią reikia pakeisti, nes reikia, kad žmonės, tiksliau tas verslininkas, kuris kažkokią daro paslaugą, jis turi žinoti, kad konkurencija neegzistuoja. Tai yra labai galbūt
sakykime, eiliniam žmogui nesuprantamas dalykas, kas tai yra, nes visi tiki tuo, kad konkurencija didžiulė. Bet iš esmės, jeigu tu darai savo darbą, tu esi kokybiškai jį darai, tu prašai savo kainą, tą, kokia jinai turi būti, nes tu žinai, kad jinai tiek verta yra. Nes tu pirmiausia sukūrei tą produktą. Ir tu žinai, kad nėra konkurencijos, ir tavo klientas ateis tik pas tave, tai tada daug lengviau viskas vyksta. O čia prasideda ta magija, kurios mes nesugebam paaiškinti, mūsų pasąmonė sukuria situacijas, kada mes tiesiog to neįtakojam. Tai yra pasąmoninis darbas, tai yra įsijungia žmogaus aukštesnis aš, kuris visą tai daro automatiškai. Tai ką mes darom, tai mes kalbam su pasąmonė, o ne su logika. Tai čia yra toksai dalykas, kada žmogus ateina, jis gali leptelti atsakymą, sako, aš net nežinau, kodėl aš tą pasakau. Už tai, kad ne jis tą pasakė, jo pasąmonė tą daro. Tai mes kalbam su žmogaus pasąmonė. Tuo ir yra skirtumas hipnoterapeutas. Ar išmoka, ar moka, ar nemoka kalbėti su žmogaus pasąmonė. Ir dar kaip žmonės bando savo, kaip pasakyti, savo pasąmoninės programas atrasti, tik tai esmė tame, kad jie savęs negirdi. Vat kad ir kalba, sako atsakymus, bet jie negirdi savęs, taip? Jie negirdi, todėl kad mums, kadangi mus programavo būti tais samdomais darbuotojais, dažniausiai visa ta sistema, tai mums paduota yra informacija, kur yra, kaip sakant, jeigu duodi žmogui du melus, vienas melas ir kitas melas, ir žmogus renkasi melą, kuris jam yra patogesnis. Ir paskui gaunasi, sako, man gerklėje stovi guzas, aš negaliu, o ten tiesiog jaučia gerklėje kažkoks kemšas. Tai čia yra melas savo, kad žmogus meluoja savo, ne taip, kaip yra pagal mūsų tą kūrėją, dievą pavadinkimą, reiškia, pagal taip, kaip turėtų būti pagal gamtą, jeigu žmogus turi klaidingą įsitikinimą. Ir netgi tada pasakai žmogus, aha, kaip ir girdi jisai, bet jis nepriima. Ir būtent yra ta apsauginė tokia antivirusinė programa, kur informacijos neįleidžia. Kaip galima ją pramušti? Tai galima žmogų išgąsdinus kažką, tai įmesti jam į tą pasąmonę, arba kada jis nesisaugoja, gali priimti klaidingas tas išvadas, arba tiesiog dirbant sąmoningai. Ar netgi alkoholikai koduoja, žmogų būna ten trenkia į kėdę, išgąsdina ir tuo metu kažkokią frazę sako. Tokiu būdu jam pramuša kritinį faktorių ir tokiu būdu pasiėma tą vadinamą programą, kad jis, tarkim, negertų. Tai galima visą tai daryti sąmoningai, tiesiog įvesti žmogų į tą pakeistą sąmonės būseną. Kada žmogus yra sąmoningas, tik jam netrukdo loginės mintys, ir tada pradėjo darbuotis su tom, koreguoti tas programas. Ir tai visiškai tai yra natūralus dalykas, ne jokia magija, ne jokia čia mistika. Tai nuo senų senovės žinoma, tik tai, kad žmonės nesupranta. Jiems tai atrodo nenatūralu, dar čia labai daug kitų institucijų pasistengia, kad žmonės neeitų, nes tai nėra naudinga susitvarkyti savo vidinių programų. Ir tokiu būdu žmogus tampa išnaudojamas per visus, taip sakant, dažniausiai tai per ir sveikata kainuoja, ir finansais. Tai praktiškai pagrindinis dalykas. Automatiškai tai yra žmogaus energija skiriama ir jo gyvenimas tam tiem patiem pinigam. Kodėl kai kuriems žmonėms sunku kaupti pinigus, nors jie uždirba pakankamai? Tai vėlgi tai yra pinigų termostatas, toks dažniausiai tai yra įsitikinimas, kad užteks. Kas yra termostatas, galbūt ne visi žino tą žodį, ką jis reiškia. Tai kai pasiekia atitinkamą ribą ir tada atsiveria vožtuvas ir nupila į šoną. Tai reiškia, jeigu aš jį pats turėjau, kažkada tai dirbdamas užsienyje, sugalvojau, kad grįšiu į Lietuvą ir man užteks 1000 eurų. Ir ką aš grįžęs, susiradau kažkokią veiklą, kurioje tą 1000 eurų aš uždirbdavau, bet nedaugiau. O jeigu daugiau uždirbdavau, aš turėjau papildomas išlaidas, kurių aš neplanavau. Tai taip veikia termostatas. Reiškia,
kažkas sugedo, kažkokius išlaidus, kažkur reikia pastoviai ir nėra. Vat, reiškia, ant to pačio 1000 visą laiką ir buksuoji, kol nepasikelsi savo termostatų pasąmonėje. Kai jį pakelsi pasąmonėje, vat, netgi žmogus gali iš to 1000 darbą susirasti kitą darbą arba veiklą užsimti, kur bus 2000, bet jisai turės daugybę išlaidų, kurių niekaip nesukontroliuos ir tiesiog bus išlaidos. Kažkas jį turi 10 000, kažkas turi 5 000, labai čia skirtingai, kaip žmogus, kokį tą įsitikinimą, kada jis padaręs, yra labai priklauso nuo to ir pagal kokias gyvenimo situacijas. Tai dėl to ir versluose gali būti pats didesnis tos sumos ir paskui negali išeiti iš tos ribos. Ir nesukaupia pinigų. Kitas dalykas dar yra, reikia žmogui turėti kažkokius planus, kuris išleis tos pinigus. Nes jeigu žmogus tik tai nori pinigų, bet jis neturi jokio tikslo, ką jisai pirks, tai lygiai tas pat nėra tikslo, dėl ko sukurti. Ir automatiškai kažkaip tai nebeina uždirbti pinigų, nes tu pat nesukūrei, dėl ko tau reikia kažkokiu dalyku. Ir ta pasąmonė nesupranta, jeigu tau kam tie pinigai, jeigu tu neketini nieko pirkti. Tai va, o kitas dalykas, reikia daryti mėgstamą veiklą, tas kas patinka, tada pinigai jie kaip bonusas bus už tą jūsų veiklą. Tai jeigu darysi kažką tai tik tai dėl pinigų, tada greičiausiai nepavyks pasiekti to rezultato, kokio norėtum. Tai va. Taip. Ir žmonės paskambinę jums gali, kaip čia suformuluoti klausimą, žmonės, kada jums paskambina, tai galite jūs suteikti ir pirmąją nemokamą konsultaciją, taip? Parodyti, iš kur tie finansiniai blokai yra atėję. Jo, mes visada darom nemokamas konsultacijas, pirmiausia, kad pasižiūrėti, ar tas žmogus jisai iš viso ketina ką nors daryti, ar jisai nori keisti kažką savo, dėl ko jam to reikia pirmiausia, kokį tikslai jo keitimo. Jokių būdų mes nepuolam ten jiems įrodinėti, kad jiems būtinai reikia. Ne, reikia pasižiūrėti, ar tas žmogus nori kažką keisti. Paskui, eigoje mes taip pasižiūrim, parodo, kaip tai veikia tas instrumentas, reiškia, jį reikia jam parodyti. Tai nėra kažkas tai irgi maginio, žmogus užsimerkia, aš jam padedu, bet būtent su pasąmonė pakalbėti. Kodėl tai veikia nuotoliniu būdu? Todėl, kad tai pats žmogus visą tai daro. Aš tik tai, kada man užtenka girdėti žmogų, visą tai veikia kuo puikiausiai, bet kuriam pasaulio taške. Tai vat mes pasižiūrim, pirmiausia, pasąmonėje programa parodo, nuo kada jinai atsiradusi, kokį jinai turi, reiškia, kažkokius scenarius, jinai net į ateitį yra sukūrusi. Gali žmogui parodyti, sakykime, ką jinai per gyvenimą sukūrė, kokius prisiminimus parodo dažniausiai. Tai vat visą tą informaciją pasąmonėje egzistuoja, yra ir ją galima pasiekti. Tai nežiūrėsite tiesioginių filmų, bet periodiškai gali vienur parodyti, kitur parodyti ir iš to mes darom išvadas. Nes dažnai pasąmonė dirba metaforomis, kažkokiais tai vaizdiniais, kurios reikia suprasti nelogiškus. Bet taip, mes darom tas nemokamas konsultacijas visada prieš kažką siūlant žmogų.